Ne, nu aš taip norėjau paklausti, ką tu dėl jo mąstai. Ну так. Короче, лизинг и Лукуча bišķi pabūkit be manęs. Buddy was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Nu, короче, va, sužinau tokio dalyko iš savo, va. Nu, kai vakar sakiau, va, vieną ten žinomą žmogaus, korоче, kad jisai, tipo, mėgina iš Darkness'o pirkti įgaliotinį, korоче. Nu, ir Darkness'as jau norėjo parduoti, taip toliau. Bet aš, korоче, nu, pasakiau, tipo, ne, nepirk, nahui, žinai, nereikia, nes vis tiek jisai, kažin ar ilgai bebus direktorių, tu, žinai, be reikalo išleis ir tas pačias pinigus. Nu. Po to, korоче, vat galėsiu vat paklausti, va čia neužilga. Dar, korоче, palauk, iš šio darbo. Ai, su Lukučiu mes dar prigavom tą Darkness'ą, kad jisai pastoviai pasijungia savo, kad matytų visų žaidėjų IP adresus per TeamSpeak'ą. Nes visą laiką per missionus buvo išjungtas tas dalykas IP adresų matymas, o jisai pasidaro visą laiką, kad matytų jos, korоче. Ir mes, kai nuėmam, korоче, vėl jisai užsideda, nuėmam, vėl užsideda. Ne, savininko dar nenuėmėm, žinai, laukiam tavęs. Ką tu pasakysi, ko verdiktas bus? Nu, ir labai žiūri, ir skaityk, aš abejoju, ar jie apsimoka laikyti toliau direktorės, nes tarkim, tu išeisi, žinai, tas Jakusas vienas beliks, žinai, jam vienam bus šiek tiek iš pradžių sunku, tai žinai, jam palikti tokį kaip Darkness'ą problemą, šiaip aš abejoju, ar reiktų jam. Žinai, geriau palikti jam iš pradžių, kad jisai įsivažiuotų, žinai, kaip vienas, nahui, kad susitarkyti galėtų po to. Ir vat Darkness'ą nežinau, kad nahui nuleisti nuo tų direktorius ir sa. Nes abejoju, ar reikia jam nahui iš viso toks dalykas. Pavyzdžiui, kiek reikia minimum prasidėti direktoriui on? Nes nes anksčiau būdavo dar minimumas, korоче, ten turėdavo tiek ir tiek laiko prasidėti, taip toliau. Nu. Tai aš vat nežinau, aš, korоче, nežinau, žinai, ką tu galvoji dėl jo, ką daryti, nes aš, pavyzdžiui, vat kalbėjau, žinai, ir su to pačiu vat leasingu, taip toliau, nahui, nu, neapsimoka jį toliau laikyti, nes jisai grina bėda yra. Iš viso. Nu, tai viso, nahui, tai jei jisai net nesilaiko žodžio, korоче, taip toliau, nu, tai nahui, žinai, jį laikyti tada toliau, ble. Neatsakingas jisai yra asmo. Nu. Ne, tada jei leistų, tada būtų vis tiek zaibi, žinai, nes nahui, žinai, nes vis tiek Jakusas aš abejoju, ar jisai vienas sugebės sutvarkyti su 4 teisėsaugom. Nu, tai vat būtent, tai aš dėl to ir sakau, žinai. Ai, va, tai aš, korоче. Tai aš dar ten tą žmogų, blėt, atsimūnį. User was moved to your channel. Blėt, jisai užsmutinęs. Ai, va, Ai, Empai? Nu, Nu, sveikas, žiūrėk.
Atsimeni, kai va, tu sakai, kad tipo Darkness'as, karoči, tau siūlė įgaliotinį už 2 eurų. Ne, Ką tu čia češini, tu man sakai pats. aš tai Tu nesakiau. nebijok, Beliūnas nieko nedarys tau. Tiesiog jam reikia iš tikrųjų pačiam išgirsti. Aš tai nieko nežinau. Ble, tu čia šalka, karoči, aš bybidėjau, nakui. O kodėl tu taip klausi, kas Nu, yra? todėl, nes Darkness'as yra žiauriai korumpuotas, nesąmonė daug pridaręs yra taip toliau. Ir kai tu dar sakai, kad mėginai, nu, tipo, jis mėgino tau prastumti įgaliotinį, tai va, prie to pačio korumpuotumo ir eina visas tas. Tai dėl to ir sakau, tu gali, nežinau, nakui tu atpysi protą, kad dabar nieko nebuvo. Nes aš tau iškart tiesiai šviesiai pasakyti galiu, Beliūnas tau nieko nepadarys, jam tiesiog reikia išgirsti tiesą ir viskas. Ir toliau viskas bus, tu dėl to nesijaudink. Aš tai nieko nežinau. Ble, mes pyksimės, karoči, jeigu tu Nu čia ne dėl to meluosi. yra, aš karoči, supraskit ir mane, ble. Nu, bet supranti, kas to bus. Nesupranti, tau nuo to nieko nebus, nes jeigu tu pats va, pripažini, va, taip toliau, nu viską tiesą išklojinti ir so, ir kas tau gali būti, tiesiog čia, ble, tiesiog pridodi, nakui. Nu, Nu bet tai ne jis siūlė. tipo, tu pats jam siūlei pirkti? Ne, avataras siūlė. Ai, avataras? Nu tai gerai, aišku, ten daugiau mes tada tavęs nevelsim, karočiui, tai MAP. Bet Gali karoči, aš būti- Ritko iškart sakau, aš Ritko. Manęs nekiškite šitą karočią. Nu tai jo, čia tiesiog mums Beliūnui reikia išgirsti, karočiui, visą tai. Dėl to ramus gali būti, tai nieks nebus pripaišyta dėl to. Nu gerai, va, dėkui, kad pasakei, aš galvau, kad tau Darkness'as įsiūlė, o pasirodo, vat, avataras. Nu kračiu, viskas aišku, dėkui. Nu ką čia, žiūrėkit, aš nenoriu padaryti darbą papesti, žiūrėkit. karoči. User was moved out of your channel. Tai va, tai taip išeina tada ne Darkness'as, o avataras įsiūlė. Reiškia pardavinėja. Čia 100%. Nes, karoči, gali būti toks dalykas, kad jie ten kažką buvau girdėjęs, tipo, kad į Facebook kažkokią grupę buvo įmesta, tipo, kad pardavinėjai tą direktorių, ne? Nu. Tai vat matai, gali būti čia arba jų draugelio kokio nors, arba jie atskirai sukūrė jį, kad tipo pardavimui. Žinai, kad neprigautų tipo pagal tą vardą pavardę, dar ką nors, žinai, taip toliau. Nu, tai vat aš sakau, ar apsimoka jį laikyti toliau tose lyrikos, nes ko gera, aš manau, ne vienas avataras visą tai daro, o su Darkness, nes jie yra kiemo draugeliai, jie būtų viens gerai kitą pažįsta. User joined your channel. Nu jų šnekučiai pasišnekėjau tie. Jo, galim sakyti.